Sveiki, su jumis Brilliant, pokeromokykla.com ir antra naktis Las Vegase ir šį kartą esam Treasure Island Casino ir svečiuojamės svečiuose pas Roką, Tropic, Dovydą, nežinau, Niko tavo, jeigu žaidži internetą, ir pas Airdą. 092. Tai, kaip matosi, tai yra trečiadienio vakaras ir Hebra linksminasi. Tuščias. Jau tuščiai jau pasilinksmino ir dabar planai yra kokie? Planai eiti Venetian, tu į kešą, mes ten šalia į klubelį kokį. Aha. Atsipalaiduoti, viskas ramiai. Ar jau buvot kokiose nors pramogose Las Vegase? Nes aš tik atvažiavau, o jūs anksčiau biškai, ne? Mes buvom cirke Mes buvom sėdėję. ir buvom kešė. Visos mūsų pramogos. Visos pramogos Prie buvo kešo kešė. stalo daug pramogų. Jo, kešas buvo labai geras, tai šiandien turėjom labai gerą dieną. Ypač jis. Jo, tai... Nes prie 1-2 limitų nuėjo su 5 štukom. Prie 1-2 limitų. Ta prasme, atsisėdo su 5 štukom. Atsisėdo su Ne. 600. Jo, Nuėjo su 5 štukom. Čia 25 balinai pliuso. jo, šiaip labai geri geimai po limito. 1-2, Venetian Casino. Jo, buvo Eikit labai ten. gerai. Tai jūs su Tropiku būtų žaidžiat PLO, ne? Jo, Jo, mes mes šiandien lošėm PLO. Aridas lošia MTT. MTT, satai, bačkoje esu, bet viskas prieš akį. O kaip O šiaip, nu, Taip. atkeliavau, tai centre buvau, viską kitą, pamačiau daug. Mes šiandien Aš buvom atrakcionų Palauk, parke Beladžio buvau. fontanų šiandien matė. Mes šiandien buvom prie Beladžio fontano ir buvom Beladžio Jo. prie sodų ten tų. Aš kai buvau praeitą kartą, tai man labai patiko Beladžio fontanai. Aš žinai, Jo, bet man muzika nelabai. aš anksčiau negalėjau suprasti, kodėl žmonės ten stovi ir žiūri. O aš pats Jo. stovėjau 20 minučių ir žiūrėjau. Jo, bet antras kartas buvo geras, kadangi buvo Amerikos himnas. Jo. Tai Palaukit dar buvo vieną. Labai gerai. Mes turėjom šiandien važiuoti į Grand Canyoną. Taip, su šito ponu. Bet taip gavosi, kad vakar lošėm kešą iki ryto. Mes išeit negalim nuo kešo, o nemegojom važiuoti į Nes Grand buvo Canyoną labai vėl. geri kešo Nes jau geimai. buvo geri Jo, kešo geimai. labai buvo geri. Ir negalėjom važiuoti į Grand Canyoną. Tai gavosi, kad niekur neišvažiavom ir šiandien varėm lošti kešą ir jis pakėlė, vat kiek, 4K, 5K. Šiandien prie stalo atsėdau su 800 ir Nuėjai su 4,9. Jo, 4. Tai 4,1 pliusą. Tai Viskas. ir jisai būtų, jis man sakė, kad jeigu būtų važiavęs kanjoną, jam būtų skinavęs 4 baksų. Tai džiaugiasi, kad neišvažiavo ir sakė, grįžk kitą kartą. Aš į sakiau, Ameriką, kad negaliu. ir vis tiek išvažiuos. Jo, aš sakiau jam taip, kad palikim Grand Canyoną kitam kartui, Kad būtų ko grįžt čia, motyvacija, jo, kad dėl būtų ko motyvacijos būtų daugiau. grįžti čia, nes aš rytoj išvažiuoju. Aš tai manau, kad žinai labai, nu aš nežinau koks oras Gran Canjone, bet jeigu ten taip pat kaip Na, šalčiau, Vegase, ne? tai blėd nesan, jeigu ten kem laipsnių. O kiek tau buvo ten, kai buvai? Nu tada buvo, šalčiau. tada šalčiau buvo, jo žymiai. Jo, jo. Ten Vegase- sako, kad šalčiau, aplamai. Vegase buvo plius. Važiuoji. Vegase buvo koks plus 2,5, aš kai buvau, ten buvo plus 5, plus 10. Aha. Buvo šalta, su Jo, pirštinėm jo, buvo. laipsnių lašas. Tai ar jums visiems yra jūs pirmą kartą Las Vegase? Jo, Pirmą kartą. Mes Tai visi pirmą. koks yra įspūdis? Super. labai Aš jau geras. galvoju, Labai geras. kaip ras žmoną, gausitis čia, nuomotis, dabar pirk butą, gyvent vienišinį. Nes šagiš. Man Las Vegasas tai labai gera motyvacija, kad vėl čia sugrįžti, iš tikrųjų. Ne, afigienai. Dar labiau tobulėti pokeryje ir grįžti čia į Las Vegasą. Nes cash game'ai tai buvo labai geri. Tiesiog super. Aš aplamai supratau, kad Lietuvos lygis yra labai aukštas, čia yra labai žemas. Čia tu apie žaidimą ar apie pragyvenimą? Apie pragyvenimą čia yra viena. Nu, pragyvent gali, nes, ta prasme, žaidimai yra labai aukšto lygio. Ta prasme, aukštų įpirkų, bet žaidimo lygis labai žemas. Nu, tai viskas, tai reiškia, gali pragyvent, gali pliusuot, gali viską daryti, ką tik nori. Jeigu gerai žaidė, tai viskas. Čia yra paska. Gerai, tai... Bet niekas nevažiuokit, nes mums pinigų neužtenka. Ne, nu tai lietuviai gali važiuoti. Nu, bet... Nėra čia tų tiek... Vienu žodžiu, Jeigu užteks jūsų nebus visiem. per daug, tai Jo, galit gal važiuoti. pasidalintume iš Gerai, tai papasakokit biškį, kaip jūs čia gyvenat. Kiek mokat ir kaip... Mokam, nemokam, nes Mes laimėjom. nemokam, nes Jo, nes laimėjom pakuotę seriją. online. Tai... Kur pakuotę laimėjai?
Betfair pokeryje. O ten žaidėjai kažkokius satelitus ar free-rollai ar kas? Free-rollą laimėjau. Free-rollą laimėjai? Turiu omeny, Eik buvo tu sau. free-rollas, kuri buvo garantuota vieną pakuotę, Aha. bet antra ir trečia vieta buvo 200 eurų tiketai. Tai aš patekau, gavau už trečią vietą tą 200 eurų tiketą ir antrą dieną žaidžiau satelitą už 200 eurų ir laimėjau pakuotę. O ką tu laimėjai, kokią pakuotę? Pakuotė buvo 5500 eurų ir į pakuotę įeina turnyras į VSOP turnyrą už $1500 ir 7 dienos šitam viešbutyje. Mes esam Treasury Island. Jo, Treasure Island. Tai kaip tau turas jau baigėsi? Jo, man tai jau baigėsi, Skaudi tema. man baigėsi pirmą dieną, bet pasilikom Penkių čia dėl dienų turas. kešo. A, jis turėjo 5 dienas trukt? Jo, čia pasilikome dėl kešo. Kiek buvo žmonių, palauk? 2 dienos buvo, ne? A ir B ir po 3 štukas žmonių. Tai... Oho, tai Jo, belė tai- kiek. Jo, labai daug tai žmonių. apie 10 lemų praspūdė. Jo. Galėjo būti. Dėja. Deja, pasilikome dėl kešo ir kešas tiesiog. O, čia langai, Stebino ja, mus. langai į kitą pusę, ne? Ir langai neplauti. Nevalyti. Tai... Lak, dar kažką norėjau paklausti. Betfair, ne? Betfairas cool. Žodžiu, labai smagiai čia viskas. Kažką dar norėjau paklausti Klaus. apie gyvenimą čia. Bet nebesugalvoju. Bendrai, Bendrai tai iš vis, ble, čia Bendrai, viskas. paimk bendrai. Karočią ateini Lietuvoje 3 eurų įpirka. Tai net ne. Batai yra. Išeini į gatvę ir vaikšto panos, nežinau, parduotuviai ten ir viešbutį su stanikas ir stingai. Visi girti aplinkui vaikšto, viešbučius ir pliki žmonės vaikšto. Čia rimtai Visi, tai. visi tūsina, visi eina, žaidžia tą kešą, ten beleką, žaidžia turnyrus. Nu, visiems dzin, visiems atsipalaidavę. Aš nežinau, gal iš tikro, gal tropikas su akiniais kokiais vaikšto, nes aš tai nematau tokių žmonių. Aš matau. Aš vien tokius matau. Reiks Tu buvai ne per visą seriją, palauk. Tu buvai ne per tą seriją, tu žaidėjai. Nes jo, dabar vasara pats peak time'as. Labai judesi. Visi labai atsipalaidavę, nes mes kai ėjom į tą cirką, šnekėjom su 2 vietiniam amerikonėm, panom ir sakė, čia šita vieta yra visiškai kitaip nei Amerikoje. Ir visi sako tą patį. iš Jo, tikrųjų. tipo, Su kuo- čia su kuo visi pakalbėjus. atsipalaidavę, čia visiems dzin, čia visi atvažiuoja smagiai praleisti laiką, ten pasitaškyti pinigais, išleisti, ištaškyti, pasidžiaugti. Aš šnekėjau su taksistu, tokiu, žinai, jis čia 15 metų Vegase gyvena, dirba. Jis iš Europos. Ir sako, žinai, Vegasas yra, nu, amerikiečiai labai sunkiai dirba. Žinai, Amerikoje jie neturi atostogų. Tipo, ir jie daugiausia dirba pasaulyje pagal valandas ir pagal viską. Nu, nes toks, tipo, žinai, kapitalistinė tvarka. Ir, žodžiu, jiem reikia, žinai, va tie, tipo, dirba 3 metus, uždirba tų babkių, belia kaip, žinai, susistresuoja ir jiem reikia tokios vietos, kurie galėtų atvaryti, 3 dienas išniot narkotikus, gert, lošt, pirkt moteris, nu, žinai, viską išleist, viską pralošt ir, tipo, kad po to galėtų vėl dirbti. Nu, tai visi čia to, žinai, ir atvaro. Jo, apie narkotikus irgi, jo, išeini iš viešbučio, nueini prie tos čia Stipo gatvė, ar ne, nežinau. Jo, aš turiu pagrindinį pasirinkti. gatvę. Taip. Greičiausiai Stipo. Las Vegas Boulevard. Visi kokain, girls. O ką, ai, čia tai, ispaniškas. Jo, daužo. Aš kaip pirmą dieną atvažiavau į Vegasą, kai atvažiavam žiemą su Darium, tai aš jau pirmą vakarą turėjau savo telefone kontaktą, iš kur gauti žolės ir kokaino ir prostitučių kontaktus. Nors Lietuvoje aš gyvenu 30 metų Vilniuje ir aš neįsivaizduoju, jeigu man reiktų nusipirkti narkotikų arba susirasti merginą, tai neįsivaizduoju kaip reiktų. Čia Galite tokių išsirinkti, pilna ką gatvė, tai visą Jo. Berliną. Galim, va tau ir Chelsea ir Pfeiffer. Jie visą. Ir tu žiūrėjai, kas ten yra? Aš nežiūrėjau, čia ale masažai jo, bet paslėpta, žinai. Ne, ten yra jos, tipo, tau eskortai arba šokiai namuose, tu gali užsisakyti ir tau atvažiuoja, vat sumoki 200 Pašoka. baksų ir jinai tau valandą pašoka. Pašok. Aš įsivaizduoju. Bet čia rašo kiam baksų, bet ir čia lempa yra. Yra jų puslapis. 100 pem rašo, jo, visokių čia puslapio. Nežinau, neskambinam, neturim kornaskaitos, nes neuždirbam nieko. Čia jūs, Mes to tarsi, atvažiavom su jūs tavim. visi durų neužsidart, kai tulgė būna. Tarsi, gal jį reikia Jis nufilmuoti. privėrė, galima. Čia visi po butelio. Pirmą kartą geriam, jo, savaitę čia. Kas pirma, kas antra, kas trečia. Tai kaip šita, kaip yra su Vegaso karščiu?
Pavyzdžiui, aš atvažiavau ir aš kai nusileidau, buvo kem 3 laipsniai. Labai sunku. Aš atvažiavau naktį, buvo kem 1, tai labai sunku. Ar jaučiasi Bet tas? Mes hotelį turim kondiškę, tai nelabai to jaučiam, o mūsų vienintelis kazino, kad mes lošiam kešą, nes niekur daugiau nebuvom, yra per gatvę perėjus, tai 100 metų. Tai mes nelabai jaučiam jo. Realybėj vis tiek, visuose apartamentuose yra kondiškės, mes irgi Jo, nuomojamės kazino- butą. Kazino net šalta yra. Jo, mes nuomojamės nešuos butą, bizoną. irgi yra kondiškė, mes nusistatom kaip mes norim ir yra, bet vat laukia tai, nu, reikia vis tiek laiko daug priprast prie to karščio. Šitą dar toks klausimas. Vat atvažiavot pirmą kartą į Vegasą, ne? Ar buvo kažkoks dalykas, kuris labai nustebino? Kas paliko didžiausią, nežinau, įspūdį ar... Nebūtinai geras dalykas. Kas keisčiausia buvo? Karštas. Karštas, ne? Aš manau jo. Jo, nes aš tik išėjau iš oro uosto ir man ugnis į veidą. Man asmeniškai tai žmonių atsipalaidavimas, ta prasme. Nu, aš kaip Man planą irgi iš tikrųjų. Nu, ta prasme, ne tai, kad žmonės ateina atsipalaiduoti, bet jie iš viso nejaučia realybės, ta prasme, jie viską daro, ten jiem nesvarbu ir niekas nekreipia dėmesio. Va tas, va, čia ta prasme, kaip atskiras pasaulis visiems. Man irgi tas Tiesa. Vegas, kiekvienas gyvena, nu, apskritai Amerikai, kiekvienas gyvena savo gyvenimą ir žinai, tipo, Nekompleksuoja visiškai, jo, tu varai, nežiūri nieką. šalia kažkoks žmogus varo su redučiais pusnagis, jis ten rėkia, dainuoja kažką ir tipo, Niekam neįdomu. jo, ir žinai, jam irgi cool, nes jis nesijaučia blogai, nu toks, tipo. Jo. Visi atsipalaidavę ir niekas, jokių kompleksų nėra. Jo. Tai žinot, kad Las Vegas yra pats brangiausias ir prabangiausias klubas Amerikoje? Omnija. Taip. Mes šiandien čekinom eventus ir bus šį savaitgalį ten Tiesto, Armin Van Buren ar ten... Calvin Harris. Calvin Harris, Britney Spears. Mes šiandien galvojom važiuoti, bet jo. Bet aš kiek girdėjau, neleidžia su šortais, ten reikia kelnių ir panašiai Taip. ir visų čia. Tai galim O nusipirkti. labai Galiu karštas su tom kelnėm. O su tom kelniam vaikščioti vėl karšta ir panašiai. Ir mes užsivėlinom, tai niekur nespėjom. Ai, tu šiandien jau norėjot? Norėjom ir šiandien, nes va rytoj išvažiuoja žmogus, norėjom atšvęst paskutinę naktį. Bet gavosi, kad pasisėdėjom. O tai palauk, tai gerai, toks klausimas. Dovydas, ne? Davidas. O tai tu nenori likt? Taigi Aš tokį, tai aišku, kad noriu. taigi tokį gerą kešą turėjai, taigi gali. Jo, tai aš norėčiau, jeigu būtų galimybė, tai aš tikrai likčiau čia. O kodėl nėra galimybės? Taigi tu gali prasitęsti viešbučius, prasitęsti skrydžius. Jo, bet aš, matai, turiu, man reikia studijuoti, E, aš dar studijuoju. Dėja. Tai dėl to man nėra. žodžiu, normalus pokeristas dar, žodžiu, nemetė į studijų dėl pokerio. Jo, dar nesu. Nesugadintas, ar ne? Nesugadintas dar. Visada yra galimybė grįžti. Baigsi studijas po 5 metų, jo. Nu gerai, tai turbūt viskas. Turbūt prifilmavom, yra 13 minučių. Turbūt pamojuojam. Pamojuojam. Ir šį kartą buvo pažintis, primenu, su Roku Tropic, Dovydu, Airinu. Airidu. Airidu, Airidas, 000. Alfa. 092. Sir. Tai ir aš, Brilliant, pokeramokykla.com ir video kiekvieną dieną iš Vegaso. Tai tiek, iki.